Nu ką, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Aš vėl čia ilgam buvau pradingęs. Viena iš priežasčių, kodėl buvau pradingęs, tai montuotojas truputį užstabdęs video. Na gerai, netruputį, jau praėjo kokias 4 varžybos, nei vienas neįkeltas. Bet yra atnaujinimas. Dabar nusipirkau naują kamerą, tai dabar filmuosim su ja ir galbūt geresnė bus kokybė ir galbūt daugiau galėsiu pafilmuoti. Taigi, pristatau jums štai tokį dalykėlį. Nu ir traktorius visai nieko, ne? Tai va, turiu stovuką, rankinėlę, stikerį, kaip jį pavadinti, žodžiu. Turiu GoProškę ir su mikrofonu, ir su blikste. Dabar visur, visada ir visaip galėsiu galbūt filmuoti. Šį kartą turbūt nepasišiukšlinsiu ir tikrai taip nutiks. Tai pradžiai ką darom? Telefoną, su kurio visada filmuodavau, va įdomu palyginti kokybę. Turbūt pradedam filmuoti su šita. Ir tęsim su kamera. Eik savo. Pirmas video vlogas su normalia kamera. Net nežinau kaip čia jausti. Tai visada pradžiai atnaujinimai tada, kas nutiko per visą šitą laikotarpį, kur aš buvau, ką aš čia nuveikiau ir kas dabar kaip pasikeitė. Tai turiu. Nusipirkau baidarių, truputį pradėjau su baidariam žaisti. Tai va, baidarės, kurios matau turi didžiulę problemą, tai yra prolinko nuo stovėjimo. Man reikia dabar jas nuimti ir sumest kažkur čia, jos pilnos vandens numestus. Reikia susitvarkyti šitą reikalą, bet dabar ne apie tai. Einam į garažą, pažiūrim, dėvim antrą. O dėl baidarių, jeigu kažkas nori praplaukti mūsų rajonuose, Zarasų, Ignalinas, rašykite, padėsim. Tai einam į garažą, pasižiūrim. Kas čia? Dar reikia nustatymuose gal padaryti, kad neužmigtų kamerą, nes nematau pats vaizdo, kas vyksta. Ok, garažė vaizdas toks. Tai garažė vaizdas toks. Praėjo 4 ar 5 varžybos, pro, semi-pro važiavau tiek, kiek galėjau. Vaizdas toks. Nėra galvos S5. Galvos nėra ir čia tik tai visokios detalės nuo jos išardytas. Žodžiu, galvą išvežiau, nes per paskutinės varžybas galvoje iššovė tos mano direct injection purkštukų zagluškės. Zagluškės iššovė, dabar dedam naujas, nuėjome galvą tvarkingai, uždangalus zagluškės, nežinau kaip lietuviškai, ne esmė. Žodžiu, kad nepraleidinėtų kompresijas, darom normaliai, kad nereiktų dar kartą grįžti prie šito klausimo. Tai su 92 vaizdai tokie, variklis išardytas, laukia Klaipėdos etapo, tikiuosi spėsimės ten surinkti, viskas manau bus gerai. Galas. Čia gavęs jau begelę kartų, į blokus švelniai, nešvelniai, visai buvo važiuoklė palaužyta. Jeigu nebus tų video, įmesiu bent jau kadrų kažkokių, ką turiu pats pafilmavęs iš tų varžybų, kas buvo nutikę. Čia išlūžę irgi dabar laukia klijavimo, žibintą perku, bamperis jau ne kartą ragavęs irgi visokiausių dalykėlių, blokų ir taip toliau. Kariaujam su stabdžiais dar problemas turim. Su pedalboxu, tas, kad leidžia tenai cilindriukas. Tai jau 3 cilindriuką keisiu, vamsdelius, nežinau, gal 4 ir štucerius, 2, viskas prikeisti ir vis tiek leidžia. Dar vieną naują cilindriuką pakeisim, tikiuosi padės ir tas suveiks. Einam toliau, parodysim, ką turim, ką darom, ką darysim toliau. Ką šitą šiukšlę? Viską pareklamuoju, ką aš čia turiu parduoti, atsikratyti, nes man jau per daug automobilių ir visų tikrai jų nereikia. Šitas po visų šitų mano treniruočių pasivažinėjimų dar vis yra parduodamas. Su 2.8 varikliu paruoštas treniruotėms. Dadedu papildomų dalių, šifteriukai, rankiniukai, vairiukai, viskas čia paruošta, lekia puikiai. Jeigu neparduodu artimiausiu metu, teks pačiam važiuoti į žiemos linksmybės, jeigu iki žiemos neparduodu. Tai jeigu kažką domintų. Su kuo aš dabar važinėju? Kiekvieną dieną su kita mašina. Šiandien mano automobilis yra toks. Volvo S40. Techas jau visai į pabaigą. Dizeliukas 2 litrų. Bet šiaip sėdi važiuoju, kondiškė net šaldo veikia. Ko daugiau reikia? Čia dar vienas skelbimas. Atiduosiu net taip pigiai, kokie 700 eurų. Sėdi, lėki su kondiškė, viskas, ko reikia vasarą, kol jos dar yra. Nežinau, ką čia toliau, ar dar turgelę biškį padarom, ar jau prie rimtesnių klausimų einam. Tai kažko daug ir neparodysiu. Turiu būtą, su kurio važiavome driftą, kurį dažėm. Apie jį buvo atskiras video. Tai vat, jis nestipriai parduodamas, bet jeigu kažkas
turėtų sustaupęs netyčia kokius 9000, galbūt ir perleičiau vardant kitų projektų įdomesnių kažkokių. Toliau turbūt nieko įdomaus. Iguanas yra 5500 dyzelinis, 4 varantis. Latvijai registravau tam, kad nebūtų krovininis. Padariau keliavinį, nes Latvijai gavosi pigiau. Volvikė rodžiau. Ai, dar 2 mašinų trūksta, iš viso 3 trūksta. Šitas subagėlis, kur langas neužsidaro. Pasatukas B5. Žinoma, kad turiu nuomai ir kubilą ant ratų. Turiu ne tik sodybos, bet yra ir kubilas ant ratų. Vasarą, jeigu domina, rašykit, kreipkitės, atvešim jį į vietą. Šitas mažulis dar vis stovi pas mane. Važiuojantis, viskas pakeista, sutvarkyta. Vienintelis dalykas, kas dabar po stovėjimo nutiko, tai reikia pakeisti akumuliatorių. Tai po žiemos nelabai nori vestis. Bet su boosteriu užkūrus, pravažiavau, pralekiu, viskas važiuoja gerai. Nuvarysiu dar ir techą, pravarysiu techą. Būtina pasigirti, kad baidarės jau nukeltas, ištiesintos ir laukia naujų klientų, kada vėl teks man knystis, kelt ant priekaboštos ir važiuoti į upę. Varom į turgelį, tęsim. Pažiūrėjau dabar, ką filmavau, tai visą laiką buvo garsas, kaip kištukas trynėsi į kamerą ir tas garsas buvo toks Kodėl nieks nesakė? The next day. Kadangi jau turiu šitą lazdelę su kamera, tai parodysim truputį daugiau savo gyvenimo, ką mes čia veikiam. Tai šiandien važiuoju į sodybėlę priimti žmonių, tiksliau žmonės jau išvyko ir priimti naujų žmonių, pasiruošti susitvarkyti. Tai parodysiu, kas atsinaujino pasienio krante, kaip kas pasikeitė, kaip kas atrodo. Galbūt dar kažką sudomintų, nors vasarą jau labai stipriai užėmėt ir nelabai daug laisvų vietų. Tai vis tiek, ruduo ateina, gal rudenį norėsit. Dar būtinai turiu parodyti šitą gražų keliuką link sodybos. Tuo arčiau privažiuosiu, parodysiu posūkį, kur visi nežino, nes atveda iki posūkio navigaciją įvedus pasienio krantą į žemėlapį. O toliau nežino žmonės, kur važiuoti būna. Rutelė baigėsi ir prūčiai už 1 kilometro. Ir čia 70 ženklas baigia galioti. Navigacija atveda iki šito posūkio. Ir sukame čia į miškelį. Ir atvykstam į pasienio krantą. Tai va, atvažiavus į pasienio krantą, galima pirmą užėti namuką, parodyti, kas pasikeitė ten. Tinkleliai visokie nuo vadų. Problemą turim, nes čia miškas. Ir daug vadų yra. Tai tenka saugotis. Kas pasikeitė? Negali įeiti, kas yra. Telikas, gal nebuvo telika, nežinau, telikas sumontuotas. Čia virtuvė kaip ir buvo pilna, liktai sumontuota. Bet jau lyg ir jau buvo. Toliau nežinau, kas čia pasikeitė. Gal skalbenkės nebuvo dar, nežinau, bet viskas yra dabar. Su vaikiuku buvo atvykę. Viskas, turbūt čia nieko viduje nepasikeitė, aš neatsimenu, ką paskutinį kartą filmavau, todėl nežinau, ką parodyti daugiau. Tinklelį visur pridėjo, nes pagrindinė bėda mašalai. Matau, vėl buvo patekęs vienas. Terasa, nežinau, tas pats viskas turbūt buvo, kubiliukas buvo. Ten paveiksiniai galbūt šiek tiek atsinaujino. Ai, va, šito nebuvo. Grybą už tokį dalykėlį turim. Kazanio vietos iškitinė. Čia staliukas atsirado toksai su kėdėmis ir šviestuvų, apšvietimas, rozetės ir taip toliau. Irklentės turim dar papildomą pramogą. Batutas, žaidimų aikštelė. Batuto galbūt nebuvo praeitą kartą. Standartiškai eisim prie ežero pažiūrėti kaip krantas, nes jis pastoviai valomas, bet ne visada situacija būna gera. Kartais bangos prineša šiukšlių vėl. Turim valtelę dar atnaujinimas. Turbūt šito dar nebuvau rodęs. Tai va, krantas, smėliukas, ten kur žmonės maudosi. Akivaizdu, kad smėliukas iki pačia. O čia dar yra šakų, reikės dar pažaisti. Nežinau, ar matosi, bet ir žinoma, nendrės išplatint, šiek tiek pravalyti. Bet jau visai normalus krantas galima maudytis. Ten kažkur Lietuvos bokštelis pasieniečių, man atrodo, o ten jau plūdurai Baltarusija. Dėl to atvykstantiems žmonėm sakom visada, kad turėtų pasus, leidimus, jeigu nori su valtelė plaukt žvejoti į ežerą. Pasidaryti leidimus, atsiunčiam nuorodą, yra instrukcija, kaip tą pasidaryti ir išsijungtų roamingus, todėl kad pagauna Baltarusijos ryšį, dėl to didelės sąskaitos gali ateiti. Internetą dar turim Wi-Fi, nežinau, šitą minėjau ar ne, tai vat nedaug ir trūksta iki pilnų pramogų, kad jau visi patogumai pilnai būtų šitą miškelį. Tai dar krepšinį aikštelę pastatyti, tinklinis futbolas, tokios pramogos ir jau būtų ir vaikam, ir suaugusiems pramogų būtų ką veikti miškelį.
gal riedu, stabdau ant sankabos. Nežinau, čia video pradžia vidurys ar kuri vieta bus, bet turiu idėją nupirkti zapą. Stabdžių nėra. Įsitempęs Max. Jau norėjau įvažiuoti, pažiūrėjau į šitą duobę, pažiūrėjau į zapo siaurumą ir galvoju, bet kažkaip siauri tie ratukai ir aš čia neįvažiuosiu, tai gal reikia pastatyti kamerą palikti, kad filmuotųsi, galbūt kažkas bus kontentą.